Saudal yra viena lyderiaujančių kompanijų statybinės chemijos gamyboje. Tai būtų montavimo putos, silikonai, hermetikai, tos pačios juostos langams. Dažnai užduodamas klausimas statybose, ar galima nupjauti montavimo putas. Visų pirma, labai sudėtinga būtų užpurkšti taip, kad jos neišlystų. Taigi nupjauti nereikia bijoti. Tam yra sukurtos juostos langų montavimo. Po nupjovimo sėkmingai apsaugoti putas nuo išorinių veiksnių, iš išorės, iš vidaus, nuo viduje esančios drėgmės. Ypač šaltų paros metu procesas vyksta tokiu būdu, kad visa viduje esanti drėgmė su šiltu oru stengiasi pasikeisti su šaltu oru esančiu lauke. Ir pati, kaip čia pasakyti, silpniausia vieta šitom visam langų montavime yra montavimo siūlė. Šiltas oras, skverbdamasis pro siūlę, kažkada susitiks su vėsesniu oru, netgi nereikia minusų, ir virs rasos lašeliais. Čia yra vadinamas tas rasos taškas. Ir tada jūsų siūlėje ims kauptis vanduo. Paspaudus šaltukui tas vanduo užšąla ir mes visi žinom, ką padaro ledas, kada sušąla. Padidėja tūriu. Ir tokiu būdu tie vandens lašeliai esantys, tarkim, montavimo putose, ar ne, jeigu jos neapsaugotos, jos išdrasko montavimo putas, pasidaro savo daugiau vietos ledas ir sekantį kartą, mes čia greitai bėgam per sezonus, vadinkim, čia tas ne su viena diena įvyksta, bet pasidaro savo daugiau vietos ir kitą kartą jau ten daugiau vandens prisikaupia. Tada didesnis ledo gabaliukas, daugiau prasiplečia ir tokiu būdu atsiranda išilginiais siūlės, sutrukinėja montavimo putos, atsiranda kažkokios išilginės siūlės ir be abejo per ten pradeda skverbti šaltas oras iš išorės ir visa kita. Juostos langų montavimui yra dviejų rūšių. Vienos naudojamos išorėje, kitos viduje. Skirtingi yra siūlės reikalavimai. Iš išorės turėtų būti siūlė kvėpuojanti, o iš vidaus aklinai uždaryta nuo drėgmės esančios viduje. Ši juosta limpa prie bet kokių statybinių paviršių, bet susidūrus su porėtų paviršium be abejo patariam naudoti gruntą. Gruntas patogus tom, kad yra slėginė mindė purškiamas. Tai padengiam paviršių, palaukiam apie minutę laiko, kol jisai apdžiūsta ir gerokai pagerėja paviršiaus lipnumas, toliau užbaiginėjant darbus su juosta.